Tai yra teikti projektus ir ministerijam, kitiem fondam. Ir tuo pačiu mes savivaldybėje stengiamės. Praeitais metais gavom finansavimą iš Baltijos Amerikos partnerystės programos, įgyvendinom rajone filantropijos projektus. Bendruomenėm tikrai buvo labai gera pamoka, nes ten išklausėm kartu ir mokymus filantropija bendruomenėje. Tuo pačiu buvo surengta bendruomenių irgi iniciatyva porą tokių kelionių. Pirmoji kelionė tai buvo susipažinti su filantropija Lenkijoje, jų patirties. Vykome į Sokolkos miestelį, susipažinom su to fondo veikla. Na ir taip pat vykome į Visaginą, kur irgi neblogai gyvuoja įvairūs fondai, ypač ten stipri jaunimo veikla, ir pasidalinom patirtim su jais. O šiandieną mes planuojame aplankyti 3 bendruomenės, nes visam, kaip minėjau, mūsų NVO tam rate jie yra aktyviausi, stipriausi, daugiausiai besireiškiantys. Važiuosime pirmiausia į Rozalimo miestelio aplinkos kaimo sukūrimų, kad jiem patiems būtų smagu tam kaime gyventi, jų vaikams, ir kad turėtų ką palikti ateičiai. Tai Sigutėnai, bet kad ir nauja bendruomenė, bet jie daug tą kryptim dirba. Mūsų steigiamasis bendruomenės susirinkimas įvyko praeitų metų lapkričio mėnesį ir pagrinde šitie bendruomenės nariai susirinko, jų gana dabar čia palyginus tokiam kaimelį yra gana nemažai, apie 90, ir jie tiesiog norėjo išspręsti gal labiau ne kokias čia grožio problemas, bet tiesiog norėjo išspręsti tokias ūkinės problemas, nes mums čia trūksta ir dujotekio, vandentekio, kanalizacijos, tiesiog keliai nesutvarkyti, čia tas kelias, kadangi važinėja sunkias svorės mašinos, labai yra sugadintas, ir taip pat, reiškia, apšvietimo nėra. Žodžiu, tokių klausimų genami, jie susirinko į susirinkimą ir nusprendė, kad, reiškia, gal bendruomenė padės tas problemas jiems išspręsti. Na, o čia, kadangi, taip išėjo, kad pavasarį skelbė konkursą NVO fondas, kad projektams, tai mes sugalvojom, kad dar būtų galima paprašyti pinigų pagražinti savo gyvenvietę, tą kaimą vadinamą. Tai va, ir taip pavyko mums gauti pinigų, ir mes tą pradėjom čia daryti, kai ką patvarkėm, kai ką dar rudenį sodinsim, medelius, čia ne visas tas projektas pasibaigęs. Nu, dabar planai kokie, ką galvojate, ką dar reikėtų daryti, kokie dar planeliai, yra planai kažkokie? Na, yra. Pirmiausia, mes norime, tiesiog mums labai reiktų įsigyti patalpas. Mes nors ir čia prie miesto esame, ir seniūnija mums mielai užleidžia savo patalpas, jeigu reikia, tačiau vis tiek čia vietoje yra viskas geriau būtų sprendžiama, ir tiesiog labai norėtumėm įsigyti patalpas. Na ir norėtumėm tiesiog pagražinti tiesiog tą kaimą iš visų pusių, kad jis gražiai atrodytų, ypač va čia tą fasadinį vadinamą pusę, kadangi čia labai daug skiria dėmesio šitai krantiniai sutvarkyti, seniūnija ir kraštovaizdžio specialistai, tai čia tiesiog mums ir priversti esam ir papuoštų visą tą vaizdą. Kas aktyvas? Čia tik ką susipažinom su aktyvia jūsų pagalbininkė, supratau. Taip, čia yra Pranutė Kvedarė, jūsų kolegė žurnalistė, kuri, reiškia, labai daug padeda, tiesiog kartais ir mane, kai aš negaliu, atstovauja bendruomenės pirmininkė, o šiaip aktyvas yra taryba iš 11 narių, iš jų gal kokie 7-8 yra labai aktyvūs žmonės, ir be tų žmonių aš viena tiesiog nepadaryčiau nieko. Tai gal prisimintumėt keletą pavardžių ir ką jie daro, jiems bus malonu išgirsti savo, turbūt. Tai čia dabar organizavom šventę, labai sporto tokią šventę, kaimo šventę, tai labai prisidėjo, tai mes vadiname mūsų kultūros ministrės, tai Adelė ir Milda. Paskui čia yra verslininkas toks Pranas Lapinskas mūsų taryboje, taip pat mokesčių inspekcijos pora darbuotojų, tai būtų Nida ir... Oi, pamiršau vienus. Taip greitai, aišku, sudėtinga atsiminti. Taip. Ir, žodžiu, mokytojas yra vienas Kvedaras, toks Romualdas, kuris, tiesiog jie labai aktyviai visą tą padeda įgyvendinti.